Sveiki, mėlyjei. Noriu priminti, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali skirti paramai dalį pajamų mokesčio apskaičiuoto nuo kalendoriniais metais gautų pajamų, tai kitaip sakant, GPM dalį. Iki gegužės 2 dienos tik elektroniniu būdu per EDS pateikus prašymą pervesti mokesčio dalį. Tai dabar greitai parodysiu, kaip tai galima padaryti. Aš tiesiog suvedu EDS deklaravimas į Google, prisijungti prie EDS, aš pasirenku jungtis su elektroniniu parašu, pasirenku deklaravimas, pildyti formą, paruošti šablonai, prašymas skirti paramą. Atsidarius formos pildymui, paspausti reiktų ant gaubliuko mėlyno ir iš karto atsidaro forma prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį. Galima skirti iki 1,2%, spaudžiam pradėti. Jeigu nusprendėt paremti, kodas būtų 302417 839. Matom, iš karto išmeta viešoji įstaiga LiberConti, nes ją reikėtų pasirinkti. Toliau reikėtų spausti tęsti. Čia nusprendžiate, kokią norit skirti dalį. Aš kadangi niekam daugiau nieko neskiriu, tai pasirinku 1,2%. Spaudžiu išsaugoti. Čia pasižiūriu, ar viskas yra surašyta teisingai. Taip, teisingi duomenys. Ir formuoju prašymą. Suformavus prašymą, paskutinis žingsnis reiktų pateikti. Paspaudus pateikti, patvirtinam, pateikti. Ir matom, kad vos keliais paspaudimais prašymas pervesti paramą yra pateiktas. Na ir būsiu labai jums dėkingas už mūsų paramą.